Po konflikto bėgi jau atsiprašinėti, o tavo viduje vis dar verda. Kodėl aš turiu atsiprašinėti? Kodėl aš turiu pirmą tai padaryti? Ir išvis, aš net nesijaučiu kalta. Aš nieko tokio nepadariau. Bet vis tiek jau esi pakeliui į atsiprašymą. Jau net surinkai žodžius. Aš kalta, nepyk, pasikarščiavau, susitaikykim, atsileisk. Ir tai darai ne dėl to, kad tikrai išjaustum kaltę, o dėl to, kad namie būtų taika. Ir jis neužsirauktų kokiam 2 savaitėm ir neišeitų į tą savo tylą. Pažįstam ar ne? Ir su laiku šitą tavo strategiją paverčia tave nuolankę, patogia, bet kodėl tai neįsprendžia tavo santykių problemos? Kodėl tu ir tada turi barnius ir netgi tada tau reikia ir vėl eiti atsiprašinėti. Ir netgi su laiku vyro tiesą perimi kaip savo. Tarsi iš tikrųjų tu esi kalta. Jo žodžiai pagaliau tave įtikina. Pažįstama situacija. Neliksiu to viena. Ateik į moterų bendruomenę, kurioje mes kaip tik ir analizuojam tokias situacijas. Kai iš karto, kaip sunku atsiprašyti, bet atsiprašysiu, o vėliau, o dievai, tikrai esu kalta. Ir mes nagrinėjam, kas už to giliau slypi. Kad santykius išvesti į kitą lygį, kai nereikia jaustis kaltai ir atsiprašinėti už to, ko aš net nepadariau. Domina, komentuok grupė ir aš atsiųsiu asmeninį pakvietimą.